Tai ir tą kartą prisiskambinau, normaliai galėjo pasikalbėti, bet ir tai vairavo. Vakar skambinau, sakė, anūkiai blynus kepa. Šiandien skambinau, sakė, negaliu kalbėti, 11 valandą. Todėl paskambinau, aš dar dirbau. Po valandos paskambinau po valandos. Nu tai pakalbėjom dėl daug darbų, tada sako, šiaip tai aš vairuoju. Tai pasakytų normaliai, po 2 valandų paskambinau. Vairuoju dar. Sako, kol išklausė apie tos namų darbus, neaišku iš tikrųjų. Taigi mes susitiksim 17 dieną su abu darbais. Normaliai susitiksim, taigi va viską. Tai šitą daryti reikia susitiksim. Padaryta turi būti. A kur čia dėsis? Nieks čia neperka šito šūdo. Pardavinėja viską čia daro. Kas gali pirkti? Ką čia veikia? Nu, užkalė ir viskas atmat. Čia už pat pradžių idėja buvo durna. Jau tada aišku buvo, kad čia pėšė. Kas čia norėjo būti? Kavinė kažkaip? Kavinė buvo vienu metu. Ką, neatsimeni, dar buvau sustojau užėjęs. Kažkada. Nebuvom mes tikrai. Buvo, man atrodo. Ne, aš tikrai nebuvau. Gal įdomu buvo. Dar nebuvo. Bet neilgai jinai čia buvo, nes čia Hrenkas stos. Ten prie ežero aš dar suprantu, Molnikas, ten gražus vaizdas, viskas. Čia tai nei vaizdžių, nei nieko. Prie patų tenai jau. Čia vieta, nei šiaip nei tai. Šiaip tai būna pravažiuojančius į Kauną, kai važiuojam ar dar, tai tokios tikrai, kad... Ja, nu tai parenka. Sustot, kad tikrai. O čia dėl to, kad arti Utena, dėl to? Nu ir vaizdo čia nėra. Nu ir čia keliasgi toks trumpas, gana tai kažkoks tai. Ir čia šūdas, pažiūrėkit tą kavinę, kaip neatrodo baisiai. Kad čia tau stos. Čia aš irgi nestočiau. Turi kažko pritraukti. Važiuojant pamačius, norėtum sustoti. Čia iš mūro sumūrija. Tai pas pastatas baisiai atrodo. Tai kas šitą vaisiai pas pastatas. Arba turi būti gamta graži, bent jau. O čia nei to nėra. Nei pastatas baisus ir gamtos jokios nėra. Prie pat kelias. Šiaip būna ar kažkoks ežeras, ar kažkoks vaizdas, bent jau. Tada aš sutinku. Dabar, o čia... Tai va dėl to nieko biznis ir neišėjo, va tai kiek ten pabuvo. Ir tą bandė ir nieko čia neišėjo ir užsidarė. Na, dabar parduodam, bet kas čia pirks? Aš tikrai neimčiau šitą šūdą, nes ką čia veikia? Ką čia veikia? Pagrindinis žuvusio Ūkio banko akcininkas Vladimiras Romanovas pašalino ieškinio, kurio siekia iš Lietuvos valstybės ir Lietuvos banko prisiteisti žalą dėl Ūkio banko veiklos sustabdymo trūkumus. Ar ieškinys bus priimtas, bus sprendžiama per 10 dienų. Nu, čia va kur sausiu žiūrėkis, jau pradžiuvo. Neteisėtai iš Lietuvos banko sprendimą priboti Ūkio banko veiklą, sprendimą šaukti bankui išduotą veiklos licenciją, taip pat susitarimą dėl Ūkio banko dalies įsipareigojimų ir turto perdavimo Šiaulių bankui. Kur aš lakščiau, tai nėra. Ne tik valstybė ir centrinis bankas, bet ir Ūkio bankai. Taip pat investicijų draudimas. O dar Nu gal toj vietoj nėra paprasčiausiai. Nes aš ir lapų nelabai mačiau. Turtas yra mažesnis už įsipareigojimus apie 1 200 000 Toj vietoj, gal ten neauga jas paprasčiausiai.